Ok, antrasis pratimas antrajame supersete yra dubens stumimai. Tam reikės kėdės. Jeigu kėdė yra kieta, reikia pasidėti kilimėlį ant viršaus, kad būtų minkščiau, atsiremti nugarą. Pirmiausia, parodau, ką darysim, o po to instrukcijos, kaip pasiruošti. Tai pratimas atrodo taip. Ne? Atsiremiam su mentimis ant pakilos, rankos čia suglaustos. Dabar tavo užduotis. Kojas suglaudžiu, pakeliu vieną koją 90 laipsnių ir įstumiu sėdmenis į viršų. Leidžiu žemyn, į viršų, leidžiu žemyn, į viršų, leidžiu žemyn. Dabar, kaip pasiruošti šiam pratimui? Platforma turi būti prispausta prie sienos, kad neslystų, minkšta, kad neskaudėtų. Tai gali ar pagalvytę netgi pasidėti, ar kokį rankšluostį, kad neskaudėtų menčių. Platforma neturėtų būti labai aukšta, šiek tiek žemesnė netgi geriau. Gerai, tai galima ant lovos, ant sofos daryti. Dabar atsisėdam tiesiomis kojomis, sulenkėme vieną koją ties šitos keliu. Ne? Tai kulnas turėtų būti ties šitos keliu. Dabar abidvi jas sulenkėm gražiai, su rankytėm išsispaudžiam ir pasistatom save ant menčių, sitaisom, rankas sukryžiuojam, bamba į stuburą, korpusas tvirtas, neišsirečiam, neatsilošiam, žiūrim visada pirmin. Ir tokioj pozicijoje pakeliam koją, gražiai tvirtai, išsispaudžiam. Įkvepiam, išsispaudžiam. Šiame pratime turi jaustis visa galinė linija čia. Jeigu jaučiasi keturgalvis, vadinasi koja per toli. Jeigu norim, kad daugiau jaustisi galas, ko mes ir norim, pasistatyti kojytę šiek tiek arčiau, užtikrinti, kad neslystų ir tada persijungs daugiau į galinę liniją. Nepamiršti pakartoti abiems pusėms ir kai sustiprėsi, tuomet gali užsidėti svorio ant dirbančios pusės kojos. Tai jeigu mano dešinė lieka ant žemės, užsikabinu čia, pasistumiu save į viršų, apkabinu svorį abiem rankom ir gražiai atlieku tą patį judesį. Va taip. Šiame pratime rekomenduoju neskubėti ir fokusuotis į sėdmens suėmimą, kuomet jisai yra viršuje. Tad kontroliuok judesį ir būk sąmoningas tam, kad pasiektum geresnių rezultatų.